Sveiki gyvi! Visoje Lietuvoje penktadienį ir šeštadienį, kovo 15 ir 16 dienomis, vyksta Maisto banko akcija. Kiekvienoje parduotuvėje galima paremti organizacijos, kurios dirba su stokojančiais žmonėmis. Labdaros ir paramos fondas Vilties Arka dirbs Panevėžio mieste Lidl parduotuvėje, Basanavičiaus ir Beržų gatvių sankryžoje. Laukiame kiekvieno iš jūsų. Mūsų organizacija, mes darbuotojai ir savanoriai remiame Ukrainą, jos kovoje, mes remiame kitus stokojančius žmonės. Bet visa šita parama, kurią mes renkame, bus skirta Panevėžio mieste gyvenantiems vaikams ir jų šeimoms. Visa, ką jūs paaukosite, mes paskirsime jų maitinimui ir paramai. Aš kviečiu visus būti dosniais. Aš žinau, kad mes lietuviai galime būti dosnus tiems, kurie stokoja, kad galime aukoti, ir tai mes esame įrodę per pastaruosius 2 metus, remdami Ukrainą, remdami visus, kuriems reikalinga pagalba. Brangieji, kviečiu nesustoti, aukoti, paaukoti nors nedidelį dalyką, nežinau, makaronus, konservus, cukraus kilogramą ir padėti tiems, kas stokoja. Iš anksto dėkoju kiekvienam iš jūsų. Net jeigu jūs negalėsite to padaryti Panevėžyje, net jeigu negalėsite paremti mūsų organizacijas, atraskite organizaciją, kuriai galite padėti. Ir aš dėkoju jums už tai. Taigi, jūsų lauksiu Lidl parduotuvėje penktadienį ir šeštadienį Panevėžyje. Iki susimatymo.